Projektas profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir diegimas vyksta jau 3 metus. Profesijos mokytojai iš įvairių šalies darbo rinkos mokymo centrų ir kolegijų dėstytojai turi galimybę stažuotis pačiose pažangiausiose Lietuvos įmonėse, susipažinti su naujausia įranga ir moderniausiomis technologijomis. Štai 2 statybos darbų profesijos mokytojos iš Marijampolės profesinio rengimo centro, pasirinkusios dažymo ir apmušalų klijavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programą, iš viso mokėsi 324 valandas pagal 2 bendruosius modulius ir renkasi bent vieną specialųjį modulį. Profesijos mokytojos šiuo metu stažuojasi bendrovėje Falcor Enterprises, kuri prekiauja dažais. Žmogus, kuris dirbo tokioj srityje, su dažais, iš visų statyba, tai statyba tobulėja, medžiagos tobulėja ir jeigu mes nežinosim, mes negalėsim pateikti savo mokiniam ir aišku, mokiniai taip nežinos apie tos medžiagos, o geros medžiagos tai ir kokybė geresnė. Mes jau nuo pavasario tobulinamės, dabar tai daugiau praktinių tokių darbų, su įrankiais susipažinom, teorija tai buvo pas mus pavasarį. Na ir dar vieną dienukę ir manom, kad dar grįšim į Marijampolę, perteiksim savo mokiniam ir aišku mokytojam dar. Irgi taip pat gal kokį nors tokį, ne seminarą, bet papasakosim, ką mes naujo sužinojom, perteiksim pirmiausia mokytojam, o paskui aišku per praktinį mokymą mokiniams. Mokymų dalyviai supažindinami su pastatų apdailos technologinių procesų organizavimu, apdailos technologinėmis naujovėmis ir plėtros tendencijomis. Kaip mechaniniu būdu yra paruošiami dažai, kokia rūšių įvairovė, dekoratyvinio dažymo specifika, visą tai besimokantis mokytojai turi galimybę aptarti su dėstytojais. Mokykloje bet kuriuo atveju mokiniai gauna bandomuosius darbelius padaryti labai nedideliuose plotuose, kur nereikalinga didelių praktikos įgūdžių. Pasireiškia praktika, kada gauni daryti didelius plotus, 1000 kvadratinių metrų ir jie turi būti visi vienodai, gražiai, lygiai padaryti. Ir mes pabandėm nustatyti mūsų meistrų vieną iš populiaresnių nesėkmingų rezultatų diagnozę, kad dažniausiai jie dirba sausais įrankiais. Per retai mirko į dažus ar į gruntą, dažnai naudoja medžiagas ne pagal paskirtį. Štai šitos dalykus mes su mokytojais sutarėm, kad nuosekliai aiškinsim, šviesim ir eisim toliau. Bendrovės direktorius šiandien atliekantis dėstytojo vaidmenį sako, kad dirbant su apdailos medžiagomis, o konkrečiau su dažais, labai svarbu įsisąmoninti pagrindinės taisyklės ir nestresuoti. Tai, ką šiandien jis perteikė profesijos mokytojams, kiekvieną dieną aiškina ir statybose dirbantiems žmonėms. Ne žinių, o praktikos trūkumas tampa pagrindiniu kliuviniu jaunam specialistui pradėjus dirbti. Ir aš nežinau ne vienos mokyklos ir universiteto, kuri žmogų išmokytų. Jis jį išmoko mokytis. Vat šitoj vietoj aš pasigendu mūsų visuomenės, mūsų žmonių žingeidumo. Jie visada, jiems yra, esu tikras, pas jų mokytojus yra durys atviros, bet kada, juolab pas mus irgi durys visada yra atviros. Bet dėja, mes turbūt žinom, kaip lietuviai, mūsų broliai, visi statybininkai ir visi viską išmano ir žino. Štai šitoj vietoj mes dar turim laiko palaukti geresnių rezultatų. Profesijos mokytojai rengiantis statybos srities specialistus ir mokantis pastatų restauravimo technologijų turėjo galimybę pagilinti savo žinias ir įgūdžius dalyvaudami pastatų restauravimo technologinių kompetencijų tobulinimo programos mokymuose, kurie vyksta bendrovėje Pamario restauratorius. Vieni mokytojai matosi, kad yra patys rankas pridėję buvę prie to ir iškart jaučiasi, kad turi patirties, kai kurie mažiau turi ir mūsų buvo toks ir tikslas, kad betarpiškai jie patys išsinagrinėtų iki smulkmenų tą, ką jie mokys moksleivius profesinių rengimo centruose. Ir sakysim, konkrečiai mūsų objektą Plungės muziejuje, o tai buvęs dvaras, ir dabar dvaras, tai darėme praktinius užsiėmimus, lipdinių restauracija, lipdinių gamyba. Šiuo atveju ten vidaus dekoro elementų, traukių, architektūrinių detalių, atliejimas, pagamyba nuo modelio sukūrimo iki jau to produkto, kuris klijuojamas ant lubų, ant sienų. Ir matėsi, kad jiem paliko gerą įspūdį. Mokytojas tikrai nėra visažinis ir jisai taip pat privalo mokytis.
Jeigu jisai sustingsta toje vienoje vietoje, tai tokiu stinguliu ir pavirsta. O jeigu nori būti įdomus mokiniams, turi ir pats tobulėti nuolatos. Gal kartais atrodo, kad tik tai tose šiuolaikinėse statybose viskas žengia į priekį. Nieko panašaus. Ir restauravimo darbuose reikia žinot ne tik, kaip ten anksčiau viskas buvo daroma, bet ir yra naujos technologijos to paties restauravimo, naujos medžiagos, kurios atitinka tas senasias. Ir ten daug visokių subtilybių ir gudrybių. Ir jas reikia žinoti ir išmanyti, jeigu nori papasakoti kitiems. Dar viena programa – energetikos objektų ir automatinių šaltinių elektros įrenginių montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų tobulinimas sukurta dėl pasikeitusių šalies energetikos sektoriaus valdymo principų, dėl atsiradusių naujų elektros įrenginių montavimo ir eksploatavimo technologijų. Profesinio mokymo įstaigų absolvento įgytas profesinės kompetencijos lygis dažnai netenkina sparčiai kintančių darbo rinkos poreikių. Tad prie projekto profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas prisideda ir bendrovė Elmonta, taikanti pažangės šiuolaikinės energetikos objektų ir autonominių šaltinių elektros įrengimų montavimo ir eksploatavimo technologijas. Tikslas yra, kad paruošti specialistai ateitų kažkiek pritaikyti daugiau prie praktikos. Praktinių įgūdžių turėtų, nes iš tikrųjų dėstytojai yra atitrūkę nuo praktinių poreikių ir moko daugiau teoriškai. Tai šita visa programa ES lėšomis remiama ir yra sukurta tam, kad pedagogai kažkiek įgytų įgūdžių praktinių įmonėse ir pamatytų tos realius poreikius, realių žinių poreikiai ir kad galėtų paskui perduoti savo mokiniams tas žinias visas. Technologijų kaita vis greitėja, tad profesijos mokytojai, jei jie nedirba tuo pat metu ir gamybos įmonėse, nebespėja sekti visų naujovių ir jas perduoti savo mokiniams. Todėl dėstytojų profesijos mokytojų bendradarbiavimas su gamybos įmonėmis turi būti kuo glaudesnis. Inžinierius Pavelas šiandien bendrovėje Elmonta jau apsiprato su dėstytojo statusu, nes jau ne pirmam profesijos mokytojui padeda įgyti daugiau praktinių įgūdžių. Kalbam su ką dėsto tuo atveju, kokios specializacijos tam žmonės išleidžia. Ir tada bandom pagal šitą sritį, ką mes jau tai irgi žinom kažkiek tai šitą patirtį viską perduoti. Tai yra būdai, kažkokie tai niuansai matavimo, vis dėlto ne viskas yra knygose aprašyta. Dažnai tenka per skaudžią patirtį sužinot, kaip tikrai turi būti viskas daroma. Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojas Artur Cetkov neseniai grįžo iš Austrijos, kur stažavosi pagal programą mokymo vairuoti ekstremaliomis sąlygomis technologinių kompetencijų tobulinimas. Mums pasakoja ir apie įrengimus, ir apie patį naudojimą. Kada mums reikės perduoti žinias Lietuvoje, tai mūsų jau tai yra apmokė mus. Dėl to labai buvo naudinga. Ir tiek pats tas slidžios kelio dangos, kaip reikia ją naudotis, paaiškinti kitam perteikti, būtent ir Tomas mokino. Ne taip, kaip mes turim mokyti pačius mokinius, bet mus mokė, kaip mes turim mokyti mokinius. O tai čia buvo labai didelė nauda. Tai buvo jau nebe pradedantiesiam vairuotojam, o tai jau buvo profesionalam, kuriam pažengusim, tai yra kaip mes, kurie mokom jau praktikos. Pastaruoju metu Lietuvoje plečiantis logistikos centrų tinklui numatomas ir darbo vietų padidėjimas transporto bei sandėliavimo sektoriuje. Tai skatina šios srities profesijos mokytojus ir dėstytojus tobulinti savo žinias, prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, susipažinti su krovinių ir keleivių vežimo technologinių procesų organizavimu, technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis, susipažinti su nauja įrangai bendrovė Schenker susirinko profesijos mokytojai ir dėstytojai iš įvairių šalies profesinių mokyklų ir kolegijų. Yra praktinių aspektų, į kuriuos reikėtų pasigilinti ir ypač patys mokytojai labai suinteresuoti juos geriau žinot. Ir jų pageidavimai yra pakankamai dideli. Jie nori netgi išmokti naudoti krovos techniką, tam, kad parodyti savo mokiniams, kaip ją būtų galima naudotis. Visos verslo įmonės labai geranoriškai įsitraukė į projektą profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir diegimas, kurį 3 metus įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru. Nes šis bendras darbas suartina mokslo įstaigas su darbdaviais, kurie ateityje tikisi gerai parengtų jaunų darbuotojų ir patikimų verslo partnerių.